Galiu čia prisėsti? 3 metus nugyvenęs tokių gražių papuošimų ant eglutės nesu matęs. Kas čia užrašyta, kas moka skaityti ar moka skaityti? Taip, perskaityti. Rumšiškės, o žinai, kurio vietoje Rumšiškės? Kas gali perskaityti, kas čia parašyta? Galvi? Teisingai. Oi, kiek jūsų čia daug. Dabar pakelkime rankas, kurie laukia kalėdų. Oi, labai laukia. Žinokit, kalėdos tikros būna su sniegu, gal dėl to, kad likę nepilnas mėnesis iki kalėdų, to sniego nėra, bet tokia pakokia jau truputį sustirau ir buvo žvarboka, o žinot, jeigu žiemą pasidarys šaltą, žinot, ką reikia daryti. Teisingai, kuriantį pečiukas dar pasakys, ką reikia daryti žiemą ir padarom taip, kad būtų šilčiau. Ar jaučiat, kad tas petis, kuris prisiglaudė, yra šiltesnis? O dabar prisiglauskit kitų pečių, va. Šilčiau. O dabar paimkim ir va taip pat per petį apsikabinkim. Nykštukai, žinokit, čia man idėjo šio bei to, bet... Kartu gyveno senelis ir senelis. Senelis labai mėgo daug dovanoti, bet jis labai norėjo būti geras. Bet vienas toks vaikukas labai blogai elgėsi, kad nekentė savo kalėdų senelį. Bet jis labai užpykęs ir davė anglių. Odeta, paplojam visi Odeta, jūs tokią gražią pasaką. Girdėjo? Koks moralas, koks pamokymas, kad kiek esam vis tiek dar galim kiekvienais. O šitais metais dar biškutą, dar truputuką, geresni būtų. Odeta, kadangi vai pati drąsiausia, padėk man atrišti mano senelio krepšį. Kaip šalto, 5. Kiek ant korežių. Tiek. O aš visų, kaip pasakyti, švenčiančių kalėdų savus. Jeigu kas neturi laiko, pasigaminsi adventinį vainiką, prašom prieiti čia ir įsirinksit. Vienas už kitą gražesnis šitas širdelės, mediniai visokie pateikiukai. Mes esame Magijuka, gaminame rankų darbo dovanas iš medienos, taip pat gaminam žaisliukus kalėdinius, tai labai kviečiam ateiti, pasižiūrėti, įsigyti, viską gaminam iš širdies, į jūsų širdis ir labai tikimės, kad atrasite kažkokią dovanėlę ir savo artimiesiams ar draugams. Va pavyzdžiui, kodėl neįsigijus va šitos gražios ratinės su užrašu namai namučiai. Žiežmarių desertai. Prašom prisistatyti. O kompanija čia Rainių mokyklos. O, Rainių mokyklos kompanija. Taip, kadangi mums senelis davė dovanų, tai ir mes dabar seneliui dovanosim dovanų. Desertyrais, turime meduolių ir tikrai kviečiame užsukti pastanauti. Onutės, Raudeliūnenės, sertifikuotas, tradicinis, kas? Šakotis! 60. Kiek tokiam šakočiui reikia? 60. 30 kiaušinių, bet rankų darbo, kaip skaitė senelis, kad sertifikuotas, tai reikia kiaušinius, aišku, naminius, vištas auginti reikia, ir sviesto gero. Ačiū, kad Kaišiadorių kraštą garsinate su šitom tokiom tada skambybėm. O kas čia per grožybės, palaukit, akinius pasitaisysiu. Ingos popieriukai. Kas čia per popierėlį? Ingos popieriukai, kartonai popieriaus gaminiai visoms progoms, kad neišnyktų ta tradicija. Vieniems kitus sveikinti ir sveikinimus rašyti ranka. Tad mylėkim vieni kitus, sveikintim ir sveikinti. Tai žinokit, net man širdį suspaudė, aš dabar galvoju, aš kaip kalėdų senelis, tai tikrai, ne taip dažnai kaip anksčiau, bet dar gaunu tų popierinių laiškų. Ačiū Ingos popieriukams, sėkmės. Jaučiuosi kaip pas save į Laplandijos mišką papuolęs, tik tai kiškučiai. O prašom papasakot, iš kokių medžiagų šitos kiškučius gaminam? Kiškučius gaminam iš siūlų. Ir čia yra visas miškų kanalas, suprantat, čia visko yra, kiškučių ir bitutė netgi. Kiek jums laiko reikia, va tokiai va svaigiai? Valandą laiko. Valanda? Ta prasme visą mėnesį, kiekvieną dieną po valandą? Ne. Iš vis valanda? Paplojam už tokias darbščias darbas. Kartą aušra čia yra kalėdinės dekoracijos. Ar seniai sniegų užmušti į kasas? Prašom į kasas. Prašau. O iš kur esat, kur žmonės gali?
tie patys Kaišiadorys. Tai... Vakaras, aš esu Vaiva, iliustratorė iš Kaišiadorių. Tai aš piešiu paprastai, bet piešiu rankos galūnų ir papuošalų, gaminu atvirutes, na ir visokius kitokius dalykėlius. Tai prie to dar kviečiu aukoti gyvūnų prieglaudai, kuri padėjo man rasti namus laukiniam katinukam, tai gausite už tai atvirutę. Labas vakaras, esu Renata, kartu su vyru Mindaugu esame Lašas Vanilės, gaminame rankų darbo skanėstus. Šį vakarą siūlome asortimentą saldžių be glitimių sausainių be laktozės. Tai yra riešutiniai įvairiausių skonių. Ateikit, ne tik pažiūrėkit ir išbandykit. Gal ir Kalėdų senelis nori? Kalėdų senelis grįždamas paskiau nusimsiu pirštinę ir visa ranka jau kiek jau galėsiu, tiek apglėpsiu, gerai? Kanapinis sūris prieš Kalėdas. Prašau pasiaiškinti. Be pasiaiškinimo dar. Su dilgėlėm? Tai bet klausykit, jeigu Kalėdų senelis dabar įsidės va šitą sūrį su dilgėlą į savo burną, tai gomurį aš nusidilginsiu, kaip aš tada šnekėsiu su vaikučiais. Tada desertu pasakys. Net ir su spanguolėm ir su apelsinais. Teisingai, apelsinai, mandarinai, taigi čia būtent kalėdinis skonis. Oi, nukrito, prašom man duoti. Ne dantis dovanėlė. Turbūt, kas palaukit, Vilniaus miestas pirmas įžiebė Kalėdų eglutę, o Kaišiadorys pasigirs pačiu pirmojų Kalėdų seneliu. Matėmės, tu pati ta drąsiausia mergaitė, kuri pati pirma prie manęs prieina. Ir dabar prašom papasakoti, kas yra per darbelį, negi pati šitos grožybės savo rankytėm ir darai. Čia visas su mano, aš pati visus šitus darau, pirmas ir dar žvakės turiu, visko galima prisidirbti, padaryti, tiesiog galima padaryti savo rankomis. Tai ar visi girdėjot, jeigu patys tinkit ir nelabai norit kažko tai prisidirbti, ateikit pas Odetą ir įsigysit gražių kalėdinių dovanėlių. Paplojimis tikrų tikriausias vaškas, kur visos šitos grožybės yra daromas, tik tai nesakykit, kad Kaišiadorių krašte. Kaišiadoryse. Matau, kad ir medučio turit. Turime medučio ir aukščiausios klasės. Ką reiškia va tas va baltas susisluoksniavimas viršų? Jeigu va tavo baltant slainikėlių viršaus pamatom ar čia geras medus ar labai geras? Tada galit būti užtikrintas, kad tikra natūralų sveiką medų valgyti. Tai viešinės, kas čia per dalykai? Čia yra. Prašau. Čia yra naktos ir merino vilnos, kad nešaltų maninės. Kaiminiai gaminiai skirti ir mažiems ir dideliems. Stalo takeliai, servetėlės, puikiai tik šventinių laukiant švenčių. Lino rūbai ir vaikams, ir moterims. Kalėdų senelių galiu parekomenduoti tinginių prijuostę. O kodėl vadinasi tinginio? Todėl, kad rišti reikia. Užsidedi ir viskas. Ar kas matė tokį morą? Čia aš manau reikėtų Kaišiadoriams patentuoti šitą dalyką ir aukso medalius tada ne vien tik tai va šitie va sūriai garsintų Kaišiadorių kraštą, kad ir tinginio prijuostę. Čia su Vaiva iš Dominuonių, tai aš gaminu sojų, alyvuogių, bičių vaško žvakes. Šitos žvakės yra ekologiškos, nekenkia nei mūsų mažųjų vaikučių sveikatai ir sutikimai, kad aš šveikintas. Kas čia per škerpetkos ir pančiakos kabos? Tai va, mėgstos mūsų rankų kūnytės, siūtos maišeliai, siūti žiurstukai, siūti bulvėms spausti. O jenyti žiurstukai, net ir bulvėms spausti. Tai palaukit, paimkit va šitą va daiktą, iškelkit į viršų ir visom šeimininkėm ir šeimininkam parodykit. Ir jaunimas tegul pasižiūri, gal nelabai kas yra matę, kad va toks yra dalykas. Cepelinam daryti. O tai žiūrėkit, jeigu norėsiu aš pasidaryti 5 cepelinus, tai turėsiu šitus 5 nusipirkti ar vieną užteks. Vieną užteks, supratau. O instrukciją pridedat? Taip, o kaip įveikus. Tai žiūrėkit, aš miškiant savo kalėdų eglutės galėsiu pasikabinti va šitą škerpetką ar pančiaką. O žiūrėkit, paaiškinkit man tokį dalyką. O jūs kalėdų senelį tą batą padovanokite su pinigėliu savo žmonai. Pančiaką, dabar pabandykit man paaiškint, kuo skiriasi škerpetka nuo pančiako. Škerpetka tai bus va tokia pat vilnonė, o pančiaka tai bus ilgakojinė nuglučia. Tai norit senelį nesukimo? Čia galima pasidaryti.
Čia galima pakabinti. O čia žiūrėkit, labai mane panašus, iš kur jūs žinojot, jūs mano nuotrauką turėjot ar paveikslą pasikabinę, kad va mano... Žinokit, labai mūsų nuojauta gera. Tai aš tada jums va, duodu va, dovanėlių, jūs pasidalysite dar gerai? Oi, trumpos rankos to senelio, prašom, irgi šedurietišką šokoladuką. Ačiū senelį, o aš tada jums padovanosiu senelį. Žinokit, pirmą kartą senelis gauna kalėdų senelį dovanų. Vadas, o kodėl jūs tokias grožybės telefonu dabar atvelkat? O čia tai ne tai, kad tūsas ar barzda, bet gerai jūs sakote, jeigu aš dabar ateičiau, norėčiau pavosit, mano barzda prisiliestų ir kas tada būtų? Ir įsinešiau tada prilipęs. Tai iš kur šitie gardumynai, skanumynai yra gaminami? Šitie gardumynai atvyko iš Karčių. O, net iš Karčių. Ir nuo sūrių, ir nuo visų šitų skanumynų jau tikrai senelis bus, švelniai tariant, stambesnis negu šiais metais. Jeigu mezgėja danutė, turbūt mezga, bet va žiūrėkit, va toks labai gražus žodis. Pirmą kartą senelis išgirdo tokį žodį – tapukai, vaikiški tapukai. Aš galvojau, kad čia kojinaitės, batukai, bet pasirodo yra toks žodis – tapukai. Tapu. O čia ne vaikiški, bet jau čia saugusiųjų tapukai, ar ne? Prašom pristatyti savo gaminius. Tai gumorės, kojinės, įpavės vilnos ir šilkinės plaukų gumytės. Kojinė, čia jau bus pelėdžiukas, ar šuniukas, ar kačiuko veidas, ar tiesiog kai pradeda tik tai gaminti, megzti, va tada ateina įkvėpimas ir galvojat, ai, čia bus bežionėlė, čia krokodilas, čia kiškutis. Čia atstovauju savo mamą. Būtent mugėje, tai jinai mezga kojinės, o sūnų gumytę. Tai vienu žodžiu pasamtos mama būna pirmadienis katinukų diena, antradienis šuniukų diena, trečiadienis pelėdžiukų ir taip toliau, ar ne? Palaukit, Giedrė, paprašysiu palaikyti mikrofoną, perduosiu dovanėlę, kad būtinai perduotumėt savo mamai už šitas grožybės daromas. Ar gerai? Kur darot? Žiežmarės. Žiežmariai. Einam, žiūrim toliau. O, matytas ir girdėtas Zitos bikinas, žinokit, jeigu atmintis manęs neapgauna, pernai metais iš jūsų gavau šitą saldžią dovanėlę ir taip skaniai su arbata, tas jūsų medus su migdolais man susivalgė. Esu Zita, Kaišiadorių bitynas, tai taip pat Kaišiadorių rajone yra surinktos visos šitos gėrybės, kurios matote. Taip pat liejame žvakės, pas mus yra iš natūralaus vaško ir turim gardėsius, tai yra migdolai meduje. Turim kalėdiškai, galim pasiūlyti cinamono. Pakalbėkim apie cinamoną. Tai va žiūrėkit, koks visas didelis kibiras, net man ranka. Bet tikrai koks sunkus, kas padėk man pakelt. Pažiūrėk, koks sunkus, ar ne? Aš vos atkeliu, o tu? O kalėdų senelis taip mėgsta žaisti šaškėm, šachmatais ir kalėdų senelis čia pamatė. O čia žiūrėkit, kaip atskirti, ar čia šaškių, ar čia šachmatų lenta, prašom paaiškinti. Senelį, čia jeigu mėgsti valgyti, daryti, tai tada reiškia, kad nevalgyti, bet to pačiu gali dar pažaisti. Tai jau čia kaip supratai, kalėdų senelis šitas nedaro valgyti gamyti, bet ten tik tai pažaistų. Jeigu aš šitam dalykė matau žaidimų lentą, šaškų ar šachmatų lentą, bet ne maisto gaminimo lentelą, aš manau viskas jau to pasakyta. Nu, senelį, reiškia, geras negolė turi, kad tam valgyti gamina. Pačiam nereikia krikštukai, kad... Senelis dėl to nesiskundžia. Vieną dieną snieguolė, antrą nykštukai, trečią meškiukai, ketvirtą lapiukai ir taip toliau. Tam dirbturio baldų ir ne tik, iš tikrųjų gaminam baldus, o čia yra iš baldų gamybos likučių, jausmo lentelės ir kažkoks tokius gaminukas. Dar noriu parodyti, kad, pavyzdžiui, netgi senus daiktus mes labai mėgstam restauruoti. Parodykit va tą valyzą, taip vadinu. Kaip vadindavo diplomatas? Diplomatas, dar yra senesnis žodis valyza arba valyzas girdėjęs. Ėdės lapai savo gaminas. Čia dabar per angeliukai, kas čia per šventosios šeimynos, kas čia per pelėdžiukai, ką nesimbolizuoja, ką nereiškia. Rožį, kapą. Taip, labai mėgstu kviečia. Čia ką? Ar nepraradęs senelis uoslės? Čia, žinokit, sūrio ten prisiuostęs, tai... Pramuš. Pramuš. Čia yra savo vaško žvakės, papurtintas įvairiais
Kur gamina šitos dalykus? Vėl Dovainonį. Bet žiūriu, Dovainonis čia auksarankių kraštas, jau ne vienas prekybininkas ir amatininkas iš Dovainonių. Antakalniai yra dažykla, lieka dažų, tai va, spalvina. Čia adventinės, matau, kompozicijos ar ne? O kas čia va per dalykai va šitie va? Čia žaisliukai. Žaisliukai iškelkit, parodykit. O čia seneliui duoda. Ačiū. Parsineš senelės 4 didelius ir 1 mažą Šiškauską į namus. O kas čia per įrenginys? Kam čia skirtas? Čia štai didžiuliu paplonė. Liežuvį paplonė. Nu gerai, tai tada pabandom. O dabar va senelių liežuvius stovis ir tada... Būtų gražesnis. Nu, taip. Lys. Nu, tai ką tada? Tikrai paplonino. Ar paplonino? O dabar atsukit, paleiskit. Kaip visas savo šešybės. Vaikystė. Kartais grįžta. Bet čia, kad prisišauktum savo elnius. Sugimimo diena, sugimimo diena, sugimimo diena. Noriu labai padėkoti mūsų seneliui ir kad jūs dar sugrįžtų. Ačiū visiems, kad į Šiaulių kraštą garsiai.